Magneto kelias. Žinokite, kaip pritraukti tai, ko norite. Kiekvienas norime būti magnetu, pritraukiantis prie savęs malonius įvykius. Bet kiekvienas jau ir esame magnetas, traukiantis prie savęs tai, kas prilimpa. Moteris galvoja apie savo neteisingą magnetizmą, užmezgusios santykius su netinkamu vyru. Vyrams kyla mintis, čia kažkas negerai, kai nepavyksta užsidirbti, o visi sergantis galvoja, ką aš padariau, kad to nusipelniau. Taigi kiekvienas kažką traukia, tik ne visada tai, kas malonu. Bet jei pažvelgsime giliau, jie pritraukia arba gyvybę, arba naują gyvybę per mirtį. Tai yra, jie arba kuria savo aš čia ir dabar, arba sunaikina tai, kas dabar trukdo naujajam aš. Norime to ar ne, mes tarnaujame gyvenime. Galbūt net ne savo, pavyzdžiui, kirminų gyvenime. Moralas aiškus. Žmonės yra magnetinės būtybės, o tam, kad galėtų pritraukti ne tik negatyvą, bet ir tai, ko jie nori savo protu, jie turi žinoti keletą taisyklių. Įvykius pritraukiame ne mintimis, o į pasaulį skleidžiamomis emocinėmis būsenomis. Pavyzdžiui, spinduliuodami džiaugsmu pritraukiame kitus žmones, kurie nesąmoningai tai suvokia kaip energijos perteklį, o patirdami poreikį bet kokiomis apraiškomis pinigų stoka, vienatvė, liga, demonstruojame kitiems ketinimą maitintis energiją, nuo kurios žmonės nesąmoningai pasirenka atsiriboti dėl papildomo energijos nutekėjimo. Įvykiai, reaguojantis į mūsų emocinę reakciją, pritraukiami ne iš karto, o su vėlavimu. Tarp to, kas buvo suplanuota, ir jo įgyvendinimo realiai yra terminas. Vėluojama 40 dienų. Su mumis atsitinka tai, ką mes savyje pasėjame, patyrėme jausmą prieš 40 dienų. Todėl dažnai nematome priežasties ir pasekmės ryšio. Tačiau ryšys vis dėlto yra. Svarbu atsiminti, viskas, kas pasėta, sudygs. Tai veda prie trečiosios taisyklės. Norėdami būti pozityvios būsenos ir spinduliuoti ją išorę, turite perprogramuoti savo praeitį. Be to, ankstesnė praeitis daro įtaką tolesniems įvykiams. Pavyzdžiui, neigiama mokslo metų patirtis jau užprogramuota kūdikystės laikotarpiu patirtų emocijų, o kūdikį formuoja tėvų emocijos. Perprogramavus praeitį pasikeičia neuroniniai ryšiai smegenyse ir žmogaus hormonų lygis. Praeities perprogramavimo tikslas – sukurti stabilų suvokimą apie tokią gyvenimo patirtį, kurioje individas jaustųsi mylimas, geidžiamas, stiprus ir reikšmingas. Nuolatinis tokio savęs jausmo spinduliavimas yra nuolatinio palankių įvykių traukos garantas. Tarp jausmo, generavimo ir norimo įvykio pradžios neturėtų būti jokios pauzės laukimo forma. Laukimas taip pat yra emocinė būsena, reiškianti kančią, tik paslėptoje formoje. Laukimas reiškia, kad žmogus šiuo metu yra nelaimingas. Jis dabar sėja kančios sėklas, kurios išdygs po 40 dienų. Todėl sakoma, kad rezultato laukimas sugadina patį rezultatą. Paleisti lūkesčius ir džiaugtis esamą akimirką – tai pagrindinis žmonių, turinčių pergalingą gyvenimo scenarijų gebėjimas. Kai žmogus susibrėžia tikslus, bet į juos eina nelaimės įgyti, o iš laimės ir jėgos būsena. Paleisti lūkesčius galima tik su sąlyga, kad žmogus gyvena ne iš būsenos noriu gauti, o iš būsenos noriu duoti. Dovanotojas garantuotai gaus. Dovanojimas turi būti tinkamas. Negalite duoti to, ko neprašo ir per prievartą. Tas, kuris nori duoti, pirmiausia sužino, ko kitam žmogui reikia ir tik tada padeda jam savarankiškai siekti savo tikslų. Pagarba kito keliui, nepaisant einančiojo sunkumų, grąžina pagarbą duodančiajam.
Užpildžius laiką davimu, nebus kada laukti ir kentėti. Po 40 dienų tai, kas buvo duota, pradės grįžti ir sustiprins teisingai nutiestą magnetinės asmenybės kelią, nugalėtojo kelią.